Nu va, pagavau gerą situaciją, tokį kanalą ir pafilmavau, kad pasižiūrėtum, gal bus tau įdomu. Nu va, dabar laukiu, kol palies ir nespėjau pagriebti. Užspazmavau biškį. Nu va, dabar lauksiu kitos žvakės ir bandysiu pagauti vėl prie to pačio lygio. Pasižiūriu dar, kur eina 5 minutė žvakė, kad stūma žemyn, tai jeigu iki lygio daeis, tai tada ir griebsiu, nes 5 minutė turėtų į apačią visien išstumti šitą žalę. Nu va, pagriebiau. Ir pagal idėją raudona turėtų dabar stumti į apačią, nes visien jinai eina ten į apačią daugiau orientuota. Ir nereikia, matai, va, jokių ten šitų lygių kažkokių ten, žinai, horizontalių žiūrėti. Ir kažkokių atidirbimų po 2, po 3 žvakių ten ilgų kažkokių, tai vos ne kas kartą gali imti, grinai nuo lygio. Nu va, atėjo dar vienas variantas, vėl proga viena atėjo. Aišku, reikia pasėdėti biškį čia prie šito reikalo. Bet, nu ką, pusvalandį pasėdi, 8 pliusai, 8-9 pliusai. Nu, manau, neblogai, jeigu ten, žiūrint, po kiek tu ten prekiauji, jeigu ten po 5 eurus statai, tai 50 euriukų per pusvalandį ir užtenka, kaip ir sakyčiau, normaliai. Va, o jeigu gera situacija, tai gal ir valandą kokią pasėdėsi, gal ir daugiau pliusų išeis, aišku. Kol nepramuš kažkurios tai va iš šių linijų, jo, tai tiek ir sėdėsi. Nu va, irgi va, suabejojau, galėjau paimti, nepaėmiau. Nu, dabar va laukiu va dar vienos žvakės ir bandysiu imti. Nu, per anksti užfiksavau. Nu tai kaip išėjo. Paskubėjau biškį. Nu, tai paėmiau dar vieną, kad apsidrausti. Aišku, galėjau tą dar vieną imti su perdengimu, reiškia, 4 pastatyti, bet jau nebebuvo laiko pastatinėti, nes čia filmavau dėl tavęs, žinai, kad, nu, tai nelabai ten greitai sukiesi, kai filmuoji. Nu va, ir nesitikėjau, kad vat, pirmas tas nepavykęs užkabinimas paeis, žinai, galvojau, nu arčiau linijos susidarys, tai galvojau bent jau antras paeis. Paėjo būdavo, nu pasisekė grinai jau čia man. Nu va, dabar laukiu į apačią, jau į kitą pusę eina. Dabar lauksiu iš apačios atšokimų. Nu, čia va biškį gal per anksti paėmiau.
reikėjo biškį palaukti. Paskubėjau gal biškį, bet tai yra kaip yra, tai ne visada išeina kaip nori. Nu, pasiruošiu perdengimą, žiūrėsim, kaip čia bus toliau, žinai. Nu, atrodo viskas labai gražiai, neeina į viršų. O, ir labą dieną, žiūrėk. Gali prireikti perdengimo. Nes pagal visą taktiką, nu, jis turėtų šitą paliesti apačią ir tada eiti į viršų. Ir tada geriausia imti būtų. Nu, ir grinai pliusas vos ant vieno šito. O, nes buvo paskubėta. Būčiau paėmęs su vėliavėlė, būtų viskas be jokių rūpesčių praėjo. Ir pažiūrėk, kiek pliusų yra jau. Kiek čia 6-7 pliusai jau yra, jeigu ne 8. Va. Va, pasižiūriu bendrą situaciją, vėl pasižiūriu žvakę 5 minučių į kurią pusę eina, nes jeigu būtų nuo pačios atšokimas, tai žinočiau, kad žalia, jeigu viršų eina, jinai įstums į viršų ir tada galiu imti iš apačios. Dabar matai, gaunasi jau eina link viršaus, nu žiūrėsim kaip čia toliau. Nu va, dabar buvo daėję iki viršaus, paėmiau nuo viršaus jau, nes 5 minutė pasibaigė, dabar 1 minutė jau prasidėjo ir jau turi būti kaip ir tas vadinamas atidirbimas, žinai, nu, sakykim taip, klasikinis, jo, kaip ir visi tikisi to dalyko. Nu va, nu čia irgi taip ant šūdo tokio išėjo, bet visai nieko, nu ir vėlgi klasikinis, kaip sakant, nuo tos linijos vėl paėmiau. Nes pagal idėją, pagal mano tą taktiką turėtų eiti į apačią, ne? Bet, kai sakau, gal čia biškai paskubėjau su tuo ketvirtu, galbūt užtekę dvejeto, žinai, statyti, nes vėlgi, nu, nežinai, gali būti pramušimas. Jeigu bus pramušimas, nu, tada jau viskas, jau baigi tą visą prekybą ir nebeprekiauji. Dar galima, aišku, tada laukia, jeigu geras pramušimas gerai kala į viršų, pasižymi prieš tai lygius, žinai, ir lauki lygio, kurį pasieks ir griebi nuo lygio, arba vėliavėlę, arba iš naujos minutės. Nu va, čia pramušimo nebuvo, nu, gražiai, va, atidirbo man čia tie 4 euriukai, kaip ir į pliusą, žinai, bet jeigu būtų ėję, tai būtų į minusą, nu, pramušimas, žinai, 4, tai galbūt būtų geriau buvę 2, o čia va dar, va, matai, nedaeina iki apatinės linijos. Tai galimai jau keičiasi pozicija ir jau siaurėja tas visas dalykas, dėl to aš nusipaišiau va čia liniją tokią jau apačioj papildomą. Nu va, atsidariau, žiūrėk, ir tas toks kantrybės neturėjimas, matai, kur turėjau atsidaryti, dabar va šitoj vietoj turėjau atsidaryti, jau kai priartėjo prie linijos, jau tos naujos, kur išsibrėžiau. Va, o aš atsidariau jau taip, jau galvojau, jau, nu, ėjo raudonos į apačią kelios žvakės, jau galvoju, čia turėtų viršų konkrečiai būti ir jau reikia greičiau imti, kol nepradėjo viršų judėti. Nu, tai va, tas toks, žinai, gobšumas, tas nekantrumas toks, va, žinai, išeina. Va. Va, geras palėtimas, va čia va gerai būtų buvę paimti. Nu, va, būčiau uždirbęs. Va, su ketvirtu irgi gal biškį trupučiuką paskubėjau, nes va, matai, nusileido kiek. O, tai kai jau iki juostos normaliai nusileidžia, tada galima imti, žinai. Nu,
patikrinu dar 5 minutėm, tai 5 minutė stumia į viršų. Čia dar pataisau, nes kartais nusimuša šitas bespaudinėjant ar maigant, ar šiaip nežinau, ten per tą programėlę gal. Matai, pakeičiau, o čia nusimušė. Nuo 5 minučių į 1 minutę pakeičiau ir perėjo tas braižymas kitaip biški. Nu, reiškia, paskubėjau aš ten su tuo pirmai, kaip sakiau, nes nuo linijos reikėjo. O dabar nespėjau, nes čia maigiau, braižiau ir žiūrėk, į viršų normaliai paeis. Nu, būčiau nemaigęs čia šitų visų lygių, nežiūrinėjęs čia, tai žinai, taip. Būčiau perdengimų paėmęs ir turėtų būti čia, šitoje vietoje. Nes į apačią pramušimo nebuvo. Nu, čia biškai į kelnes įdėjau, supranti, ir ant jau 8 nebestačiau permušimų, kad po to net mušinėti po 2, žinai. Nes pirmai 2, 4, jau 8, tai jau būtų 14. Ir po 2 atmušinėti, tai jau žinai, kiek pliusų reikia padaryti. Nu, dabar čia kita situacija, nuo viršaus vėl einama, tai va. Ir čia, man atrodo, bus pramušimas galbūt. Vat nepamenu aš. Jo, čia tikriausiai jau bus pramušimas. Nes jau buvo pas mane kiek ten 4 šiam euriuko, o dabar jau 4, 5, 4. Va. Ir čia jau taip gerai, jau kals į viršų, jau čia reikės man padirbėt. O čia pavojingai čia bus jau. Nes lygiai nenusibraižiau normaliai. Nu, pagal 5 minučių lygiai, žiūrėk, ir dar dabar tik tai braižausi tas lygis. Matai, jau kaip jau pareina šitna gerai, tai tada jau pradedi žiūrėti, ką darai, žinai. Iš pradžių tai belenkaip, žinai, skubi ten vos ne kai kazino išeina, kai pramušimas nutinka. O kol nėra pramušimo, jeigu išanalizavai gerai kanalą, tai realiai gali sėdėti filmą žiūrėti ir nuo linijų atmušinėti, žodžiu, pirmyn atgal ir imti ten profitą normaliai, žinai, kol, aišku, pramušimas neįvyksta. O kai pramušimas įvyksta, tai tada jau viskas jau, žinai. Nu ir čia, žinai, irgi biški, kai sako, jau į kelnes įdėjau ir jau nebe 16 užstačiau, kad atmušti, bet tik tai, kiek buvo prieš tai, 8. Nu, sakau, bent jau tą didžiausią sumą, žinai, gražinsiu, o jau ten tas, kas jau prieš tai buvo, ten 2, 4, 6, nu ten 12, ten, nu tai, sakau, tiek to jau tą jau atmušiu kažkaip kitaip, žinai. Nu, yra, grinai ant garbės žodžio. Nu, ir kas gavosi, kad iš 4 šiam, 4 PM3 gavosi liko ir va.
ant pramušimo biški čia pravarvinau. Būtų lygiai nubraižyti, tai galbūt ir nebuvę jokio minuso. Būčiau normaliai perdengęs, neskubėjęs perdenginėti. Nu, va, dabar tik tai perdengiau tą grinai paskutinę didelę sumą, tai, nu, kas ten, palauk, kas ten buvo, 2,4, tai 6 grinai, nu, va, 6,5 čia, nu, tai, nu, nėra tai blogai, nes pagal kanalą, kiek dariau, tai tų pliusų gan daug gavosi. Ir tai, kad čia 6 tik tai praradau, nu tai grinai 3 pliusai nusirašė nuo bendro pelno. Tai kaip ir nėra taip blogai, žinai.